būna tokie dviračiai, elegantiški visai. Pasižiūri, kaip ir vertinami, ir sprendimų kažkokių tai padaryta, labai įdomių kitą kartą. Rėmas buvo išlietas, ir kaip jis čia pagamintas, net neįsivaizduoju, žalio supratimo neturiu. O tokią formą. Yra žmonių, kuriems tai labai patinka. Skonio reikalas, bet parodysiu jums techninį dalyką, kokius sprendimus čia padarė, kurie priverčia mane galvoti, kad ne ir viskas, kad ir koks šitas dviratis būtų geras, fainas, gražus, Alfine vidinės pavaros, tai yra vienos geriausių, bet sugebėjo pas mus čia padaryti ratus, 4 stipinai, tarpas, 4 stipinai, tarpas, 4 stipinai, tarpas. Ir kad mums būtų daug linksmiau gyventi, sukryžiuota ir nesukryžiuota. Sukryžiuota, nesukryžiuota. Tai yra juodi stipinai be kryžiaus, sidabriniai su kryžium, juodi vėl be kryžiaus. Ir ką tai reiškia? Va, priekinis ratas, lygiai taip pat. Ir dar kas įdomiausia, iš vienos pusės yra kryžius, iš kitos nėra. Sidabriniai su kryžium, toliau čia va, kryžiuojasi, 2 kryžiai, iš kitos pusės nebėra. Ir lygiai tas pats, 4, tarpas, 4, tarpas, 4, tarpas. Man net būtų baisu pagalvot, kad jeigu man reikėtų šitos stipinus apskaičiuoti, kokio ilgio jie čia reikalingi, nes visi totaliai stipinai bus skirtingo ilgio. Šitie juodi stipinai nuo šitų sidabrinių ilgių skirsis, nes šitie sukryžiuoti, šitie nesukryžiuoti, ir tai reiškia, kad atstumas skirsis juk, ar ne? Tai aš jau nekalbu apie tai, kad nėra tokios skaičiuoklės online, bent jau nemokamos, kuri sugebėtų jums tokį ratą paskaičiuoti, kur yra su tarpais. O stipinų tai čia pas mus yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kart 4, 36. Siaubelis. Vat, realiai. Dėl tokių sprendimų man dviratis gali būti super gražus, va, gera vidinių pavarų stebulė, skonio reikalas, rėmas, tarkim. Bet va, jeigu jums reikės suvaržyti ratą, ar neduok dėjo pakeisti stipiną, arba jūs norėsit išlaikyti šitą stilių, pažeidę ratlankį, pavyzdžiui, kažkur įvykis, stuktelėjot, įdaužą padarėt, neremontuotinas ratlankis ir viskas, perstipinuoti, tai pavyzdžiui, stebulį reikės pakeisti. Aš nežinau, kaip jie čia reikėtų tikriausiai susižymėti visus stipinus skaičiukais ir dėliot ant stalo, taip va, ir tada stipinuot. Esu aš gyvenime sustipinavęs ratą. Ratlankis 24, man atrodo, skylių, įkišęs į ją 36 stipinų stebulę. Tai ten va kažkas tai tokio panašaus, bet ten aš jau skaičiavimais neužsiėmiau, tiesiog pasiėmi stipiną, kuris yra ilgesnis, pridedi, sustipinuoji tuos stipinus, kad ta stebulė plius minus per vidurį būtų, dedi stipiną kryžium ir iš akies, kur reikia jį pjauti, kokio ilgio, trumpini, prasrigi
Beje, jeigu nežinojot, stipinų sriegis yra nesriegiamas, jisai valcuojamas, toksai užridenamas, tai yra valcavimas vadinasi. Tai va, susivalcuoji visus stipinus, visus sriegius. Tai čia kažkas tai panašaus, nepapulkit.